Taigi bus parduodamas. Ir šitas pečius, nežinau, gal kokį 10, gal 20 kartų kurtas. Jisai buvo kaip pagalbinis pečius. Viskas su juo gerai, viskas puikiai. Viskas veikiantis. Bus parduodamas nupjovus sulig čia ir čia. Tai yra su visu siurbliu ir dalim kamino. Bus parduodama ir baterija. Pradinė kaina bus 1 euras. Bus parduodamos langų frezos. Čia va, šitas visas metalo laužas. Pradinė kaina bus, nežinau, euras, kažkiek tai. Viskas bus aukciono būdu. Tas tekinimo priedas, paskui visokie va šviestuvai. Bus parduodama šitas krosnelė, kaip čia, pečius 7 skylių, ne 6 skylių. Viskas veikiantis, keramikinis paviršius, puikiai jau veikianti orkaitė, trifazė. Taip pat elektrinis pjūklas Dulmar bus parduodamas. Dar kai kas iš čia iš to bardakėlio bus parduodama. Gal kažkam reikės tokių dalykų. Kolektorinis variklis, špindeliai, veikiantis naujas visiškai kompresorius, varikliukai. Taip pat bus parduodamas kaloriferio radiatorius, nes variklis 2 padėčių sudegė. Radiatorius viskas gerai, viskas veikiantis. Ta prasme ne kiauras. Taipogi vokiškas šalmas 1 pasaulinio karo, metalų įvairių. Šitie 2 dalykai bus parduodami. Šitas daiktas taipogi eis į aukcioną. Variklis geras, veikiantis, rėmas tvirtas. Aliuminio skardos va toks daiktas. 4 kėdės, paskui nerūdėjančio plieno skardos, neveikiantis hidroforas, pradinė kaina 1 euras, tekinimo galva, veikiantis nusiurbimo ventiliatorius, visiškai veikiantis ir beveik nenaudotas, vamzdžiai nauji, volas, šlifavimo, kalibravimo staklių, senas nudilęs, paskui va tokios, žodžiu, bus kainos pradinės euras, daug ko, ne visko aišku. Čia dar visokių šlamštų yra, ką reiškia šlamštų, va, metalas. Viskas eis pardavimui. Langas naujas taipogi eis pardavimui. Mokyklinis varstotas, bet irgi pradinė kaina kokie 5 eurai bus. Variklis besparnuotis, veikiantis geras, bet besparnuotis. Šitas traktoriukas taipogi bus parduodamas. Paskui dar tokių visokių, kažkam galbūt reikalingų dalykų, dujų balionas. Yra vandens lova. Irgi kainas bus simbolinė pradinė 1 euras. O traktoriukas veikiantis, akumuliatorių reikia pakeisti. Čia yra autobusiuko liftas, Peugeot Boxerių. Buvo veikiantis, puikiai, išimtas veikiantis. Gal kažkam kažkur tai tokio daikto reikės. Šitą iškelsim, apvalysim. Čia yra lifteris Ford Tranzito. Trapas taip pat yra, tuoj parodysiu. Va ir trapas Ford Tranzito lifterio. Tiesa, šitas liftas buvo sumontuotas viduje autobuso, o Fordo buvo išorėje. Mano šaunikas povandeninis, 1 kartą tik tai šitas po vandeniu buvęs, nes termorūbus išaugau ir atidaviau į Ukrainą. Ir linksmoji dalis čia. Pradedant nuo šitos tūbos ar valtorna ar kas čia toks, visokių senų rėmų, naujų spintelių, senų ir naujų knygų, skrynių, svarstyklių, radio aparatų, viską aš išdėliosiu gražiai, sunumeruosiu, knygų galybė, trimitai ir būgnai, buities rakandai seni, avių kirpimo žirklės, skrynia, skrynioje ten yra metras vinilinių plokštelių.
Medinių detalių nežinau kiek tūkstančių. Tokių čia turėjo būti klumpės kairinės ir dešininės. Knygas, aišku, aš išdėliosiu. Bet yra tikrai įdomių knygų. Yra, aišku, ir lietuviška tarybinė enciklopedija. Mano kailiniai beveik nauji. Išaukti nebeįtalpų. Kažkaip tai. Karlo Marlo. Oi, kaip sakant, Karlo Marlo. Jo, Dar turim tą niekšą, kuris Ukrainą sugalvojo. Nežinau, galima jį kaip taikinį paimti, kaip ką. Čia fantazijos reikalas. Žodžiu, viskas bus išrūšiuota, išdėliota, sunumeruota, beliks tik tais kažkam tai pirkti, jeigu kam kas ras, kas tinkama, ką tinkama. Be kita ko dulys veikiantis, jeigu žino bitininkai, kas tai, jeigu yra bitininkų. Tai va, laukit, kol viską išrūšiuosiu, kol sudėliosiu, sunumeruosiu.